So maybe we can start with presenting yourself and then Hi, four pieces. my name is Felix. Mano vardas Feliksas. Yeah, I'm from small county in Ireland called County Cavan. Aš esu iš Airijos, iš County Cavan vadinamos vietovės. My journey to Medjugorje was by no means linear, you know. Mano kelionė į Medžiugorję nebuvo tokia linijinė. I was not necessarily dragged here kicking and screaming. Aš negaliu pasakyti, kad aš buvau tiesiog atitemptas čia besispardantis ir rėkiantis. But like many pilgrims that come here, I came here searching for something. Ir kaip daugelis piligrimų, kurie atvyko čia, aš čia atvykau ieškodamas kažko. And badly broken. Ir iš tikrųjų buvau labai sužalotas, taip tiesiog sudaužyta širdimi. My first time in Medjugorje was in 2002. Mano pirmas kartas Medžiugorėje buvo 2002 metais. And I came here because I had lost my brother at 52 years of age from a massive heart attack. Ir dėl to aš atvykau, dėl to, kad aš savo brolį praradau, kuris turėjo širdies smūgį, būdamas 52 metų. And I came here, you know, I suppose to try and regain some peace, you know, but also I think I came here, you know, to see what it was all about, you know, and of course I wanted my family. Aš manau, kad aš atvykau čia iš tikrųjų ieškodamas kažkokios ramybės, kad jinai grįžtų. Ir aš norėjau taip pat, kad mano šeima to know that I had done something to honor his memory. Žinotų, kad aš padariau kažką, kad pagerbčiau jo atminimą. My mother was a devout Catholic. Mano mama buvo labai atsidavusi katalikė. And she had a beautiful devotion to Padre Pio. Ir jinai turėjo labai gražų pamaldumą tėvui Pijui. We were Catholic, we were Irish Catholics, but maybe a wee bit lip service Catholic, you know. Bet mes buvom airiai katalikai, bet galbūt daugiau tokio tradicinio būdo. If you know, we prayed when we needed something. Mes melsdavomės, kai mums reikėdavo kažko. You know, and if you, like me, I was in trouble quite a bit. Ir kaip pavyzdžiui, aš buvau tam tikroje, iš tikrųjų, bėdoje visiškai. So there was, on my behalf, I think there was a lot of prayers, but not always coming from me. A lot of them were done for me by my mother. Ir iš tikrųjų, mano atveju, aš manau, kad buvo daug maldų, bet jos nebuvo kalbėtos mano paties, bet aš manau, kad mano motina labai daug maldų už mane sukalbėjo. So I came here in 2002, as I said, and you know, I did enjoy myself here very, very much so, you know, and I thought I grew closer to God. Taigi 2002 metais atvykau čia ir manau, kad man tikrai čia labai patiko ir aš manau, kad aš priartėjau labiau prie Dievo būdamas čia. But when I went home, I remember just one memory of when I went home. I remember coming home from here, and I have 7 sisters and a brother, and I remember bringing home a load of rosary beads. Aš prisimenu, reiškia, aš turėjau 7 seseris ir 1 brolį ir parsivežiau namo tiek daug rožinių. But no matter where I went in the world, and I traveled quite a bit, I would always bring my mother home a fan and some fridge magnets and, you know, little trinkets from my places of travel. Taigi, aš iš tikrųjų visai daug keliavau ir kur aš bebūčiau, aš visokių magnetukų parsiveždavau dalykų, kurie primindavo mano keliavimą. But what would I bring home from my father, you know, who was not in his faith, you know, at least in front of me anyway, you know, I didn't see him. Ir aš galvoju, ką man parvežti tėvui, kuris bent jau mano akivaizdoje nebuvo praktikuojantis krikščionis. So I remember going home with many rosary beads, and I remember handing them out, for my sisters forming a line.
Ir aš atsimenu, kai grįžau namo, aš turėjau tų rožinių ir reiškia, mano seseris tarsi susirikiavo ir aš dalinau tos rožinius kiekvienai. And I remember my father coming in at the back, queuing up, and I started to sweat. Ir aš pamačiau, kad mano tėvas taip pat stovi eiliai, kad gautų tai ir aš pradėjau prakaituoti. And I had nothing for him. Ir aš nieko jam neturėjau. And I kept handing out rosary beads. Ir aš tiesiog dalinau tos rožinius. And handkerchiefs that I'd wiped on the knee of the risen Christ. Ir tokios nosinaitės, kurios buvo paliestos prie prisikėlusio Kristaus statulos kelio, kur bėga ašara iš jų. These were just things I'd been told about here. Tiesiog tai buvo dalykai, apie ką aš buvau girdėjęs, man taip sakė. They were, they had no significance to me. Bet jie neturėjo man reikšmės. And so I was handing out these things, and as my father got closer, I got more hot and started to sweat more. Ir reiškia, aš dalinau visiems eilutė ir kai mano tėvas vis labiau priartėjo, aš pradėjau prakaituoti vis labiau ir labiau. I think Our Lady came to me in that moment. Ir aš manau, kad Dievo motina atėjo pas mane tuo metu. Only I wasn't aware. Tiesiog aš to nesupratau. And I reached into the bag. Ir aš pasiekiau į maišelį. There was this set of rosary beads. Ir buvo toksai būtent toksai rožinio. They were 50 cents. Ir buvo toks labai paprastas rožinis už 50 centų. Toksai. With no meaning. Be jokios ten didelės reikšmės. No meaning for me. Nebuvo man kažkokios reikšmės. Whatsoever. Yet I wasn't aware of their significance. Ir bent jau aš tuo metu nebuvau sąmoningas apie to reikšmę. So to go back a little bit. Taigi grįžtant atgal truputėlį. I went home after my brother had passed away, and I went home from here. Taigi kai mano brolis mirė, aš grįžau namo iš čia. And I lost my mother. Ir aš praradau savo motiną. She passed away. Jinai taip pat mirė. In February 25th, 2003. Vasario 25, 2003 metų. And my father passed away 14 weeks later. Ir mano tėvas mirė 14 savaičių po to. He started to choke, which was caused by cancer that he had 12 years previously. Jisai turėjo 12 metų vėžį. And when I got to him, which was too late, my sister was there in the house, and the paramedics had come. Ir reiškia, ir mano seseris buvo ir paramedikai atvyko. And he held a set of rosary beads in his hand. Ir jisai laikė tą rožinį savo rankoje. And I was drinking myself at the time. Aš tuo metu pats gėriau. And I didn't realize the significance. For a few days later, I asked my sister what was the story with the rosary beads in his hand. Ir iš tikrųjų aš nesupratau tuo metu ir tik tai po kelių dienų aš paklausiau savo seserų, kokia čia istorija su to rožiniu jo rankose. And she told me, she said he never was without these rosary beads for the last 2 years. Since you brought from Medjugorje. Ir jos pasakė, kad jisai neišleido iš rankų rožinio visus tos 2 metus nuo tada, kai tu atvežei tą rožinį. And I sobered up immediately. Ir aš staigiai tapau blaivas. I thought, I sat and pondered this. He was in his coffin in front of me, and I sat and pondered this and talked to him. I'd never talked to him in many years, properly. And I talked to him more that night, and when it was just his body there, and I knew, that in them final moments, he had reached out for Jesus. Ir aš tiesiog kalbėjau, matydamas karste jo kūną, ir aš tiek daug jam sakiau, kur metų metais aš nebuvau tiek kalbėjęs su juo. Ir aš žinojau, kad savo paskutiniais gyvenimo metais jisai siekė Jėzaus. I was not going to wait that long. Aš nenorėjau laukti tiek ilgai. I was not going to wait that long. And over the next few months, over the
few months since or a few years since my brother's passing, and the month or two after my father's passing, I have had enough, you know. Taigi po savo brolio mirties ir paskui tėvų mirties, man jau to pakako, aš daugiau nebenorėjau laukti. You know, I was very angry with the world. Aš buvau labai piktas pasauliui. With God. Dievui. I thought that, you know, my sins and, you know, could not be forgiven. Aš galvojau, kad mano nuodėmės negali būti atleistos. And I came at the first opportunity, I came back to Medjugorje. Ir kai turėjau galimybę, pirmai galimybei pasitaikius, atvykau atgal į Medjugorję. I've had many graces since I came here. Aš labai daug malonių turėjau nuo to laiko, kai čia atvykau. You know, I've been on Apparition Hill. You know, I've had, you know, very spiritual encounter. You know, I believe on Apparition Hill. Taigi, apreiškimų kalno vietoje, kalne, aš turėjau labai tokį dvasingą susitikimą, labai ypatingą. And this shook my, you know, my understanding. Ir tai sudrebino mano supratimą. I am a common sense guy. Aš esu normalus bičas. You know, I'm a common Sveiko proto bičas. Seeing is believing with me. Ir man, pavyzdžiui, matyti reiškia tikėti. You know, I believe I'm a man of science. And, aš maniau, kad aš tas žmogus, kuris tiki mokslo. You know, it's the gift of desperation. Taigi ta desperacijos dovana tam tikra. You know, when I was here, you know, I climbed Apparition Hill. Taigi, kai aš čia buvau, aš kopiau į apreiškimų kalną. And I wanted to ask Our Lady, you know, if you are really here. Ir aš norėjau paklausti Dievo motinos, jeigu tu čia iš tikrųjų esi. Take my will to drink from me or take my life. Paimk iš manęs valią gerti arba pasimk mano gyvybę. That same night in August, it was very dark here. Ir tą naktį, būtent rugpjūčio naktį, čia buvo labai tamsu. And I used the light on my phone on the mountain. Ir aš naudojau savo telefono šviesą ant to kalno. And when I looked up, there was no lights. Ir aš kaip pakėliau galvą, nebuvo šviesų. And I couldn't find the statue that the locals erected here on the mountain. Ir aš negalėjau matyti tos statulos, kur tie vietiniai ją pastatė ant kalno. You could land a plane on Apparition Hill, and I couldn't find her. Ir galbūt tu galėjai tiesiog nuleisti lėktuvą ant apreiškimų kalno, bet aš jos negalėjau rasti. You know, the people I've met here, you know, I have a lovely friend group now. Aš žmonės, kuriuos sutikau čia, aš turiu labai mielą draugų grupę čia. You know, what unites us is not alcoholism. Tai, kas mus sieja, tai nėra alkoholizmas. I am a member of the Fellowship of AA. Aš esu narys tos AA grupelės. Yeah, but I do, another friend of mine told me before, he said, he's an Irish man, and he said, Felix, when you go to bed at night, push your boots all the way to the back of the wall. So every morning when you rise, you must fall on your knees to get your boots out. And when you're there, say your prayers to God. Taigi vienas draugas mano pasakė man, sako, Feliksai, kiekvieną vakarą, kai tu nemiegoti, savo batus atitrauk toliau nuo lovos, kad pirmas dalykas, kai tu pabundi, tu pultum ant kelių, padėkodamas Dievui už savo gyvenimą ir tik tada apsiauti tos batus, dėkodamas Dievui už naują dieną. This is a motto I live by today. Taigi tai yra moto, kuriuo aš gyvenu iki šios dienos. You know, I came here looking for signs, you know, and wanting all my ailments to be taken from me. Taigi aš čia atvykau tarsi ieškodamas
ženklų ir norėjau, kad visa, kas būtų paimti iš manęs. I realize today Ir aš suprantu that if I put the work in myself, šiandien, kad jeigu aš dirbu su savimi, then if I put the work in myself, then graces will come to me. aš suprantu, kad jeigu aš dirbsiu pats, malonės ateis man, bendradarbiauti reikia. To say that faith without works is dead, this is 100% true. Taigi, tas posakis, kad tikėjimas be darbų yra negyvas, tai yra 100% tiesa. And in the big book of Alcoholics Anonymous, they say you will have a life beyond your wildest dreams. Anoniminio alkoholikų knygoje sakoma, kad tu turėsi gyvenimą, kuris peržengia didžiausią įsivaizdavimą. I didn't know that was a possibility for me. Aš negalvojau, kad ir man tai yra galimybė. But every day, Bet kiekvieną dieną I'm filled with new graces here. aš esu pripildytas naujų malonių čia. You know, I had enough. You know, recently I had my fellowship of AA. I believed I had my faith had returned. Taigi aš tiesiog, man ir buvo jau gana, visko pakako. Aš turiu savo anoniminio alkoholikų draugiją, aš turiu tikėjimą. But then I was invited to an apparition. Bet aš buvau pakviestas ir į apreiškimą. And that was a whole different experience. Ir tai buvo visiškai dar viena patirtis. I've never witnessed anything like it. Aš niekada nesu matęs nieko panašaus. Now I really and truly know that there is, you know, without fear of contradiction, that there is truly a God in heaven. Ir dabar man taip aišku, be jokių prieštaravimų, kad tikrai Dievas yra danguje. I went to an apparition in the hotel Magnificat with Mariana. With Maria. Maria. Aš ėjau į Magnificat su Marija regėtoje. Yeah, and it was unbelievable. I went in and I was given out. I was given out about the people sitting in my head, about the people sitting next to me. They were talking too much. Iš tikrųjų, kai aš atėjau tenai, mane tiesiog trukdė man viskas, kad žmonės, kurie sėdėjo aplink mane, jie kalbėjo per daug. And really negative thoughts. Ir iš tikrųjų tokios neigiamos mintis. And I was wondering, you know, I was wondering who was the people talking all the time. Ir aš galvoju, kas tie žmonės, kurie čia kalba visą laiką. And then Maria spoke. Ir tada Marija kalbėjo. And started to do the rosary. Ir pradėjo kalbėti rožinį. And she said, apparition is coming now. Ir tada jinai pasakė, dabar bus apreiškimo metas. And she went up just right in front of me. Ir jinai tiesiog priešais mane nuėjo. And like I told you already, I'm a practical man. Ir aš kaip jums sakiau, aš toks praktiškas žmogus. I need to see. Man reikia matyti. You know, and she knelt down in front of me. Ir jinai tiesiog priešais mane atsiklaupė. Now the roof didn't come off the building. Tiesa, stogas nepasikėlė nuo And I didn't see Our pastato. Lady floating in front of me. Ir aš nemačiau, kad Dievo motina sklęstų priešais mane. But she was in that room. Bet jinai buvo tikrai toje vietoje. I felt her in my heart. Aš jaučiau ją savo širdyje. I felt her in my heart. The words came out of my mouth. Forgive me, mother. Forgive me, my mother. And I thought in my head that I was talking to my own mother. Ir aš tiesiog, man širdyje tokie žodžiai atėjo. Atleisk man motina, atleisk man motina. Ir aš netgi galvojau, kad aš kalbu su savo motina. I have pondered this since because I have not been able to stop talking about it. Aš tiesiog apmąsčiau šitus dalykus, nes aš negalėjau sustoti apie tai galvoti. But she is my mother. Bet jinai yra mano motina. She is my mother, and that's why the tears kept coming. Ir dėl to tiesiog man bėgo ašaros. But she was in that room with me. Ir jinai iš tikrųjų buvo tame kambaryje su manimi. And today I have no fear of my future. Ir šiandien aš nebijau savo ateities. No fear
of anything Aš nieko nebijau, because I have Our Lady behind me. nes aš turiu Dievo motiną už savęs. You know, if you are having problems like from addiction, like me, Jeigu jūs turite problemų susijusių su priklausomybėm, kaip aš, illness, kažkokias ligas, whether it be of the mind, the body, ar tai gali būti proto lygos ar kūno lygos, come to Medjugorje. atvykite į Medžiugorję. Witness it for yourself. Patys būkite liudininkai, patys stebėkite. Do not listen to me, Neklausykit a manęs. poor sinner. Aš tiesiog esu nuodėmingas žmogus. I know what I sin, Aš žinau, ką esu padaręs. and I wish you all the best. And I Yeah. hope that you experience the same as I have in Medjugorje. Ir aš jums linkiu viso ko geriausio ir aš tikiuosi, kad jūs patirsite tai, ką aš patyriau Medžiugorėje. Thank you for listening. Ačiū, kad klausėte. Thank you for sharing. God bless you. God bless you. Ačiū labai.